2005 metais Lietuva pirmą kartą šalies istorijoje sutiko savarankiškai vadovauti misijai Goro provincijos atkūrimo grupiai Afganistane. Taigi, Lietuva prisijungė prie NATO vadovaujamos tarptautinių saugumų paramos pajėgų ISAF misijos, kurios iniciatyva nuo 2003 metų Afganistano regionuose pradėtos steigti provincijų atkūrimo grupės. Taip siekiama plėsti centrinės Afganistano valdžios įtaką visoje šalyje, stiprinti saugumą ir skatinti regiono atkūrimą. Pirmosios provincijos atkūrimo grupės kariai ir civiliai, daugiau kaip 120 žmonių iš Lietuvos į Afganistaną išvyko 2005 metų birželį. Labas, brangioji. Be tavęs man dar labiau trūksta oro, nors sako, kad čia įprastas deguonies stygius, nes esame daugiau kaip 3 km aukštyje. Šiandien ryšių centre pagaliau pradėjo veikti internetas, todėl galiu tau parašyti. Jau net 4 savaitės praėjo, kai atsisveikinome Lietuvoje. Vos išlipęs iš lėktuvo supratau, kad atsidūriau kitame pasaulyje. Tvoskė karštis, aplink akiai nematytas kalnų vaizdas. Viskas žiauriai neįprasta. Iki Čekčerano, kur turėjom pastatyti stovyklą, iš Herato džipais trenkėmės 350 km. 3 dienas kratėmės kalnais, rydami dulkes ir kepdami saulėje. Patikėk, po kelionės užpakalį visą savaitę skaudėjo. Čekčeranas maždaug tokio dydžio kaip Garliava. Dauguma namų iš molio, tik 2 pagrindinės gatvės. Stovyklą statėm ant plyno lauko, šalia žvyruoto lėktuvų pakilimo tako, kurį kažkodėl vadina oro uostu. Net prisiminti nenoriu, kaip gyvenom pirmomis dienomis. Mėgojom palapinėse ant čiužinių, nei elektros, nei vandens. Maitinome sausų davinių. Net negalėjom normaliai nusiprausti, tai galų gale rizikavome ir įsimaudėme upėje. Tokie pirmieji mano įspūdžiai. Bučiuoju, ate. Goro provincija įsikūrusi Afganistano Hindukušo kalnų vakarinėje dalyje. Ji yra maždaug pusės Lietuvos dydžio. Provincija suskirstyta į 10 administracinių rajonų, joje gyvena apie 660 tūkstančių žmonių. Sostinė Čekčeranas, esantis 350 km į vakarus nuo Afganistano sostinės Kabulo. Goro provincijos gyventojų pragyvenimo lygis žemiausias šalyje. Skurdą dar labiau didina dažnos sausros. Nemažai vietinių gyventojų turi nuo karo užsilikusių ginklų, yra aguonų laukų. Oficialios Afganistano valdžios įtaka provincijoje labai silpna. Saugumo situacija leidžia vyrauti vidutiniam nusikalstamumo lygiui. Sveika, hebrytė. Tai girdėjau, jūs ten šalat? O pas mus čia iki 45 karščio užkaitina. Tik su maikėm vaikštom. O naktis čia kokios. Saulė nusileidus pradeda šalt. Mėnulis kalnuose toks didelis, bet kai jo nėra tamsu kaip šik uodegoj. Jei varysi čia į misiją, būtinai pasiimkit mini prožektorius, nes be jų šakės. Neseniai persikėlėm į naują stovyklą. Dabar jau gyventi pusę velnio. Tulikai, dušai, prausyklos po stogu. Sportuoti normaliai galim. 2 palapines su visokiais varšiais įsirengiam. Kai sraigtai neskraido, jų tupimo aikšteliai ir kašiai pavarom. Rikiuotė būna kartą per savaitę, bet jau taip anksti, kad stovėdamas dar paskutinį sapną sapnuoji. O jau prie interneto eilės.
Ir dabar kolegos už nugaros trypčioje. Jo, tikrai visi keliai veda į ryšių centrą. Teka, šviesi saulė. Teka, šviesi saulė per girelį. Teka, šviesi saulė per girelį. Šovė, kareivėlis. Šovė, kareivėlis in liepelį. Šovė, kareivėlis in liepelį. Atsimušė jo balsalis. Atsimušė jo balsalis in mergelį. Atsimušė jo balsalis in mergelį. Vai mergela, leliela. Vai mergela, leliela, duok žodelį. Vai mergela, leliela, duok žodelį. Vai bernelį, dobilėlį, aš neduosiu tau žodelį. Pirmojoje provincijos atkūrimo grupėje tarnavo skirtingų specialybių kariai iš įvairių Lietuvos kariuomenės padalinių. Stovykloje užduotys griežtai paskirstytos. Štabas planuoja ir kontroliuoja vykdomas operacijas. Apsaugos kuopa saugo stovyklą ir patruliuoja jos apylinkėse. Paramos kuopa rūpinasi stovyklos ir jų gyventojų reikmėmis. Mobiliosios ryšio ir stebėjimo grupės važinėja po Goro provinciją, rinkdamos informaciją ir bendraudamos su vietiniais. Svarbiausias Lietuvos karių darbas už stovyklos ribų – užmegzti ryšius su vietos valdžia ir paprastai žmonėmis, skatinti tarpusavio bendradarbiavimą, remti regiono atkūrimą.